Ar kada susimastei, kas iš tiesų pradeda Dievo darbą žmogaus širdyje? Ne pastorius, ne knyga, ne bažnyčia, o šventoji dvasia. Ji yra pirmoji, kuri beldžiasi į tavo sąžinę. Ji ta, kuri pažadina kaltės jausmą dėl nuodėmės. Ji nebėra, bet įtikina, ji nekaltina, o šviečia. Tai Dievo švelnus, bet galingas kvietimas atsigręžti. Jėzus sako Jono 16:8. Atėjęs jis įtikins pasaulį dėl nuodėmės, dėl teisumo ir dėl teismo. Ką tai reiškia? Šventoji dvasia parodo, kad gyvenimas be Kristaus yra nuodėmė. Jie atveria, kad teisumas tik pas Dievą ir kad teismas ne pasaka, o tikrovė. Jie skleidžia, kad žmogui reikia gelbėtojo ir nurodo į vienintelį vardą Jėzų Kristų. Titui 3:5. Jis išgelbėjo mus ne dėl mūsų atliktų teisumo darbų, bet iš gailestingumo, iš šventosios dvasios atgimdančių ir atnaujinančių nuplovimu. Tikra istorija. Saulius iš Tarso. Jis persekiojo krikščionius, galvojo, kad tarnauja Dievui. Bet kai šventoji dvasia jį sustabdė, jo gyvenimas apsivertė iš pagrindų. Ne žmogus jį įtikino, bet tiesioginis dvasios prisilietimas. Gal ir tu jauti, kad kažkas kalba tavo viduje. Gal tai ne abejonė, o dvasios balsas. Ji nori tau parodyti tiesą. Neignoruok šventosios dvasios. Ji kalba ne tam, kad pasmerktų, o kad atvestų tave į gyvenimą.